piniginė pildosi žmonėm. Ir jo tikrai per savo veiklą, aš esu socialinė darbuotoja, ir buvimą su žmonėms su negale, su proto negale. Ir aš kažkaip esu atpažinus, kad tai yra man dovana ir aš turiu dovanų būti su jais, draugauti. Ir kad tai yra mano pašaukimas. Tai mano širdis yra su jais, lengviausia turbūt atsakyti. Su jais ir pas juos ir kažkaip tai. Ir tas lobis yra, kai mes būnam kartu. Dirbam, meldžiamės, draugaujam, kažkur važiuojam. Ir tiek Matulaičio socialiniam centre, tiek truputį Betsatos bendruomeniai. Ar šiaip kažkaip aš taip, kai gatvėj būna, praeina žmonės, arba atsimenu parduotuviai kažkada, mačiau tokią gražią šeimą, jauna šeima ir mergaitė mažytė su Dauno sindromu. Bet man taip gražu buvo kažkaip tai matyti ir kad jie buvo pilna šeima. Tai man tas lobis yra žmonės ir turbūt labiausiai neįgaliukai žmonės. Jie labai tokie bendruomeniški, kur aš irgi labai mokausi tada tos bendrystės, kur man irgi tai yra Dievo veidas, kuris nori bendrauti ir draugauti. Ir jie irgi labai nori bendrauti ir draugauti. Nuo ko čia viskas prasidėjo ir kas buvo tas toks atpažinimas, žinai? Kaip atpažinti galbūt, į ką kviečia? Aš kažkaip, taip kaip žiūriu atgal, tai labai atrodo natūraliai viskas kažkaip, tai tokia išvada pasidaro, kad gal buvo kažkoks pajautimas kiekvienu metu, potraukis ar kažkoks širdies ir aš tą dariau ir taip buvau ir kažkaip taip atvedė. Ir kiek aš jau 8 metus dirbu su žmonėms su proto negalia ir tikrai daug, bet per tiek laiko ir toks tada išryškėja, kad pašaukimas čia toks, turiu tokios dovanos. Kaip manai, koks bus tas lobis, kai jau nukeliausi? Kokio dydžio bus ir kokios formos? Sakys Vytautė, Dievas sakys, nu štai pasižiūrėk, ką prikaupė. Gal lobis, gal bus tos akimirkos, kai nežinau, per save perlipdavau, bet nebus jų daug, to lobio. Ta prasme, turbūt tai bus, kur reikės kažkokie tie dalykai, ar tokie susitikimai, ar ten net gal kažko nepasakymas, arba pažiūrėjimas gailestingai į žmogų, kur man sunku būna tam tikrose situacijose arba su kai kuriais žmonėm ir tie maži momentai turbūt yra, kai ten susilaikau piktai nepasakius arba kažko nepapriekaištauju ar nutyliu kažką vardan to žmogaus, su kuriuo, ar tų žmonių, su kuriais esu.